Suavemente, besame. Red one. I'm ready to do whatever if you take me away. Suavemente. Nu ką, chebreikai, sveiki, iš tikrųjų seniai dariau video ir dabar tiesiog noriu papasakot istoriją, kuri atsitiko šį savaitgalį ir visiems vyram to nelinkiu iš tikrųjų. Tai sugebėjimas atpažinti barakudas ir greitai bėgti iš tos situacijos. Žodžiu, penktadienio vakarą aš buvau supažinęs su dviem merginom Salento klube. Jos buvo iš Klaipėdos, patraukė mano dėmesį. Iš pradžių aš seksualiai su viena pašaukau, ten taip gerai pajudėjau su jie, žodžiu. Ir matyti jos kita draugė tai matė. Ir automatiškai merginos yra tokios būtybės. Jos nori turėti tai, ką turi jų draugys. Jos nori gauti tai, ką turi kitus, ko jos neturi pačios. Ir matyt, va, tas dalykas labai suveikia, kuris pavirsta į pavydą. Ir man bešaukant su ta viena mergina, kažkuri mergina labai drąsiai tarp mūsų įsiterpė ir pradėjo šokti. Akivaizdu, kad tai buvo jos draugė. Aš nepasimečiau toj situacijoje ir paėmiau jai už pečių ir pradėjau su ją šokti. Matyt, jai labai patiko. Ir jinai po to padarė taip, žodžiu. Nuėjo tą maniškį, prie baro pabūt, kurią aš jau buvau pasirinkęs kaip tolimesniam bendravimui. Jinai atsisėdo prie baro. Stukė čia baras, vaizdas iš viršaus. Baras, ta mergina čia būna. Ir čia jinai geria jau alų, tiesiog jinai nenori šokti, o kadangi man šokiai tai yra aistra, aš žiauriai noriu šokti, aš noriu nerealiai mokėti vesti valdyti moteris, todėl man jau jinai sėdinti prie baro iš tikrųjų netaip domina. Ir čia sukinėjus ta jos draugė, kuri norėjo įsiterpti. Kuri įsiterpė realiai tarp mūsų, kaip šokome. Ką aš čia atėjau ir paėmiau ją, nes jinai judėjo, aš tik ją paėmiau ir pradėjau su ją šaukti. Ir būtumėt matę jos žvilgsnį, su kuria šaukau, kaip, paėmiau jos draugę, jinai žiūri. Tu nuviliosi jį nuo manęs. Konkurencija tarp moterų. Suprantat, padarot, kad tu realiai renkysi iš dviejų moterų. Paėmiau ją vieną, tą su kita pradėjau šaukti ir šaukio aikštelė, kai čia žmonės šauka. Aš ją pradėjau izoliuoti, tarp tų žmonių nuvesti į kitą vietą. O šito jos draugis, su kuria pirmą šokau, kaip jį bai žiūrėjo, aš tenai šoku su šita viską, tenai jos plaukus liečiu ir matau, kaip pro kraštą tas stėbės ir žiūri. Ką jie ten daro? Jau bučiuojasi? Tu šliundra, manęs vyrą paėmėjai. Tai va, buvo tokia konkurencija. Ir automatiškai trauka labai užkilo tom moteriam ir aš pasiėmiau abiejų telefonų numerius. Tai čia tik istorijos pradžia. Pasiėmiau jų abiejų telefonų numerius ir pakviečiau sekančiam susitikimui. Sutariau susitikti prie Flagmano Vilniuje. Nupiešėm, Salento klubas jau baigėsi, nupiešėm Flagmanas, ne? Flagmanas. Čia Flagmanas, ne? Tai yra Gedimino prospekte, visi žinot, prie Vinco Kudirkos aikštės, netoli Gedimino 9, centras. Ir jinai man atrašė, sako, aš ne viena būsiu su draugė. O ta draugė ta pati mergina. Nes vienai atvažiavus yra iš Klaipėdos, pas ją nakvoja čia Vilniuje, žodžiu, tai jos dvi kartu. Aha, jos dvi. Ką aš padariau? Paėmiau savo draugą gerą, iš Alfa patinų, kuris moka su moterim elgtis, supranta, aukštas, stilingas, stambus, vyriškas. Paėmiau jį ir išvažiavome mes į tą pasimatymą. Sutariau su ją prie Flagmanų susitikti. Ir jau man kas labai nepatiko, kad mes, kai važiavome, jos parašė, kad jūs nuėjusius į kažkokią vyninę. O ta vyninė visiškai randasi ten Vokiečių gatvėje. Jos tenais buvo atsisėdusios toje vyninė. Man viskas jau nepatiko, kadangi kontrolė jau jos perimo.
Aš niekada neleidžiu nei pasimatymų metu, nei draugystės metu moteriai perimti kontrolės. Nes jeigu perduosi moteriai kontrolę, tai jie santykius vairuos taip, kai ją programavo visuomenė. O visuomenė dažnai moterį suprogramuoja tikrai neįtin gerai, žodžiu, ir tuos santykius jinai nuvairuoja tikrai ne ten, kur reikia. Tai tą patį pasimatymą irgi viskas, iš tikrųjų, ai, blema, sakau, nu davai, einam pažiūrėti į tą vyninę, mai velnės. Jam į tą vyninę pažiūrėti. Važiavam į vyninę, ateinam ir įsivaizduokit, matom jas, jau jos sėdi, užsisakiusios ne po taurę vynų, o visą butelį. Nu, ten toks prabangus restoranas ir automatiškai ta vynų butelis apie 100 mažiausiai kainuoja, kažkas tokio. Ateina pabaiga, jau jūs ten baigi gertą vyną, mes pasikalbėjom truputį su jumis ir reikia sumokėti už tą butelį vynų. Viena iš tų merginų žiūri į mano draugą, į savo piniginį į tą butelį. Draugą piniginę butelį. Žiūri į ką jis darys. Nu, kadangi vienas dalykas yra, kad jeigu tu perki gėrimus joms, tu parodai, kad esi žemesniais vertėjais. Ir tau norint susilyginti jos vertėjais, tau reikia nupirkti gėrimų arba gėlių. Ir tada tu galų gale dabar jau gali gauti iš jos dėmesį ir patraukti jos dėmesį. Bet ne, trauka ne taip veikia. Ir automatiškai mes nepirkom tų vynų butelių, tai jos truputį pasimetė. Sako viena, pas mane tai tik 100. O sako, tai pas mane 200. Nu tai nesvarbu, vis tiek atneš gražą. Žodžiu, net jūs nebuvo pasiruošusios sumokėti, nes jūs nežiūrėjo net kainą. Jos realiai atėjo, nuėjo į vynę specialiai. O galvom, davai, sakom, vynų jie ateis ir sumokės vis tiek. Kaip ir dauguma taip daro vyrų. Bet tik tais, ne mes. Ir jam buvo matyti labai keista. Viskas. Tada aš pajutau, kad mes turim reikalus tikrai su nekokiam panelėm. Bet sakau, davai pažiūrim iki galo, kaip čia gausis. Kad pažiūrėkit, kadangi mes ten buvom nuėję į vyninę, kuri buvo Vokiečių gatvėje, ne, nusiduokim, čia Vokiečių gatvė, o čia buvo ta vyninė. Čia buvo ta vyninė. Išėjom mes iš tos vyninės lauk. Kadangi labai snigu, palaukim taksį ir nuvažiavom į vieną klubą. Nesakysiu pavadinimu, kadangi jau čia per daug detalių galim atskleisti. Nesvarbu. Žodžiu, klubas, ne? Klubas. Langelis, žmonės tūsinasi. Atvažiuojam, įeinam į tą klubą ir įsivaizduokit, jos atsisėdo prie baro labiausiai apšviestoje klube vietoje, kur kiekvienas atėjęs žmogus ją pamatys. Pažiūrėjom su draugu, o ten tame klube antram aukšte buvo tikrai geras staliukas, kur galima atsilošti, puikiai atsisėsti, viskas normaliai, patogiai. Mes sako, merginus, davai einam tenais, ten yra atsisės, kur vieta. Ir netgi aš apėmiau jos asmeninę erdvę, net ją kelti, jinai netgi pasipriešino. Nu, labai keista buvo, kad ir nei. Aha, nu gerai, sėdėkit čia, nu, problemų. Mes nuėjom su draugu tenais atsisėsti. Ir žiūrim, iš pradžių jis buvo po alaus užsisakiusios. Makalą. O vėliau žiūrim, kažkaip praėjom dar pro jas, žiūrim po 2 kokteilius, vėliau žiūrim 3-litrinis šampanų pastatytas. Eina, sakom, nu tai jos ir geria, žinai, šakis. Mano draugas sako, klausyk, sako, Airinai, kad jūs nebus atėjusi iš Bahūro sąskaitos pagerti. Sakau, jau čia kurat, žinau. Sakau, senis, sako, einam jom, pasakysim gražiai, kad mes išeinam į kitą klubą, o jeigu jūs norės ir ateis. Mes priėjom prie jų, pasakėm, merginos, mes einam į kitą klubą, jeigu jūs norėsit, ateisite. Viskas išėjome ir padarėm tikrai protingą žingsnį, nes, įsivaizduokit. Žodžiu, aš jau atsibudau ryte, čia po tų visų įvykių, mes daugiau su jomis nebuvom susitikę ir sakau, ant prikolo aš jai paskambinsiu. Paėmiau, čia ryte rinkau, paskambino, sakau, labas, nu kaip tu, čia dar buvau 11:30. Nu kaip tu laikaisi, jinai, aš dar miegu, kiek valandų. Sakau, jau 12, žinai, kelkis. Sakau, o jau 12, ne, oi vakar tai buvo, šakis, nu sakau, tai papasakau, kaip jums ten sekėsi.
Oi, sako, blemba, sėdėjom, sako, prie baro ir sako, kad pradėjo plaukti kokteiliai, sako, kad kažkas, sako, šampaną pastatė ir taip turės, kad net įsigandom. Tiek, sako, pradėjo vyrai statyti tų gėrimų. Net buvo šakis, net išsigandom. Sako, nu ką, sako, išgėrėm, sako, normaliai, sako, nuvarėm į Salento ir nučiešinom patinkančius bachūrus. O, sakau, blemba geras, nu sakau, jūs tikrai šaunius medžiotojus. Nu, blemba gerai pavaryt, šakys. Super. Nu tai ką, tada geros dienos ir viso, iki. Viskas. Vertėjai tų moterų krito, nežinau, žemiau grindų. Jeigu jinai taip elgėsi, ne, nors ir neturėdama santykių, tai su bet kuriuo vyru, kad ir juos turėjęs, jinai elgsis lygiai taip pat. Viskas, tokia moterį santykiams nuplaukė. Ir ten buvo tokios barakudus, taip gražiai pakuotus, kad net neįsupras, kad jūs barakudus, jūs ir gražiai bendravo, ir nebuvo apsirengusios. Ir dabar moterys va tą dalyką ypatingai daro. Žiūrėkit, jų strategija, ne, pakeisti vietą visai pasimatymu, nueiti ne ten, kur vyras, visiškai neperdut kontrolės vyrui, tada keliauti į kitą klubą, atsigerti realiai iš bachūrų sąskaitos ir nuvaryti, po to grinai pasimėgauti kitam klube. Tokios moterys renkasi lengviausią kelią, čia pasitūsyti, čia pasimėgauti, tai yra lengva. Bachūrai realiai yra silpni psichologiškai, nes kuris bachūras turės kiaušų tame klube, ne, kur buvo, kai jūs buvo prie baro, vaizdas iš viršos, atidarom, čia pjūvį padarom. Pjūvis, prapjaunam, kas statybą mokysi, supranta, ką aš čia turiu omeny. Prapjaunam tą klubą ir vaizdas iš viršaus ir turi mane baras. Baras. Čia jūs save pasistatė labiausiai matomoje vietoje. Aplamai va visą klubą. Čia priboju, nutrinu flagmaną, nes jis jau nebereikalingas. Ir štai tos dvi merginų sėdi. Čia yra labiausiai apšviesta vieta. Toliau ten gali nueiti, jau ten tamsėja, čia viršui staliukai ir, žodžiu, moterys norinčios iš vyrų babkių save visada demonstruoja labiausiai matomoje klube vietoje. Ta jūs puikiai padarė. Kitas dalykas, jos nesidairo, neorientuoja savo žvilgsnių tiesiogiai, kad vyrai nesuprastų, kad jūs atėjo pašaudyti jų. O tiesiog jos gražiai, ramiai būna, užsidėjusios savo kūjytę seksualiai, viskas, kad jie pavarvintų seilę. Ir ką jie daro? Jie stengiasi užmėgsti kontaktą tuo kokteiliu, perka tą kokteilį, stengdamiesi, va, sakyt, arba prieina vyruonė, sako, o, tas kokteilis to moterim, davai, žinai. Barmenas nueina, sako, čia merginų sim kokteiliai, nuo šių vyrų. Ir jis taip stengiasi akių kontaktą užmėgsti. Realiai jisai parodo, kad jam iki tų lygių, iki jų, reikia būtinai nupirkti kokteilį, kad jisai susilygintų ir galėtų su jom bendrauti. Aš suprantu, kodėl taip yra, nes visuomenė realiai programuoja vyrus, kad jie leistų pinigus ant panų. Nes įsivaizduok, jeigu visuomenė spausdintų tokius straipsnius kaip pas mane, kad vyrai, jūs būkit pasitikinti savimi, jauskit savo asmeninę vertę, paklauskit save, kuo jūs esat geresni už kitus klube esančius vyrus, spinduliuokit pasitikėjimą savimi, aukštų lygių kūnų kalbą, akių kontaktą, demonstruokit alfa vyras kūnų kalbą, apimkit barą, atsiloškit, meskit seksualų akių kontaktą į vieną, į kitą. Pasakykit, pavyzdžiui, jeigu moteris sako, ne, nu tai iš kur tai esi? Sako, iš druskininkų moteris. Tu iš druskininkų laukinė. Tai reikia Afrikoje apgyveninti su žirafom, stirnom, liūtais. Jei pradėtų taip kalbėti, tai stumt realiai moterų. O nesakyt, moteris sako, ten paklausė, nu ką tu mėgsti veikti, nu tai papasakok, ką nors apie save. Moteris sako, aš mėgstu žaisti tinklinį. Vyras, jo, aš irgi mėgstu žaisti tinklinį. Jis sako, aš mėgstu žiauriai keliauti. Aš irgi mėgstu keliauti nerealiai. Jis taip stengiasi jai realiai sulysti į šikną, kad tai moteriai net nėra visiškai iššūkių jį kabinti, jį vilioti. Nes jis stengiasi kuo greičiau sukurti tarp jų ryšį. Bet pasitikintis vyras savime ateina realiai ją pažiūrėti, testuoti, ar jinai yra ta moteris, su
kuriuo jis bus visą likusį gyvenimą. Ar ta moteris yra ta moteris, kuri nusipelno tos palaimos iš jo, to gero laiko iš jo, nes jis čia yra prizas, ne jinai. Fundamentaliai vyrai tarsi ir suvokia šitą dalyką, kad reikia daryti, bet per elgesį vis tiek išplaukia iš jų, kad moteris yra aukščiau nei jie. Kaip jie tą padaro? Jie atsistoja ir laukia. Kiek aš tenais pažiūrėjau, kaip ten viskas vyko. Atsistoja prie to baro, vyrai, ir žiūri, stengiasi akių kontaktą. Stovi čia vienas stengiasi, stovi čia kitas, atakuoja žvilgsniais. Bet kad drąsiai prieit prie jų abiejų priekį, atsidaryt per pečius, sakyt, sveikus merginos. Ko taip žiūri į mane laukinė? Spažinkim, aš Airinas, žiauriai patraukliai atrodo. Tram, ko tu vardas, kyk savo vardą. Trakšt. Klausykit merginos. Ir prasideda, kad jis yra čia spektaklis. Jis čia atėjo. Nėra to, nebus, niekada tiesiai šviesiai nesakys labas. Tu man žiauriai patikai, tu karščiausia šiame klube esi, aš noriu su tavim pažinti, Airinas. Nėra to. Nėra aiškaus pokalbių vystymo. Tarkim, mane jisai atsidar, sako, merginos, jūs man žiauriai patiko šiame klube. Ypatingai tavo kelnys, tavo akys, iš kur tokias akis ištraukiai. Šakis pasiklydo, daug žemėlapį. Tai pasakok, ką nors apie save. Kuo esat geros gyvenime? Ką darot gražaus šiame gyvenime? Į kelintą tu klasę eini? Į kelintą tu klasę eini? Nėra tokio požiūrios, kad tėvelis atėjo paauklyti mažų mergyčių. Nėra tokio požiūrių. Atėjo realiai berniukas pas mamytę. Tai kaip tada gali iš žodžių, iš elgsenos spinduliuoti testosteronas? Ne. Mamytė yra dominuojanti, o berniukas yra pasyvus pas ją, vaikelis. Tai nėra dominavimo. Nėra tos alfa vyras kūnų kalbos. Ir automatiškai kas gaunasi? Tai tik tais gali rodyti per kokteilius bandų. Nustok per kokteilius. Kokteilis pastatytas nepakeis situacijos, nepridės traukos. Jinai nuo kokteilių pastatytų tau nejaus daugiau traukos. Ką pradės jausti, kai jaus iš tavęs spinduliavimo pasitikėjimo savimi. Kitas dalykas, kuris vyras prieės, paims, sakys, merginų šūkat, kuri? Man reikia šiame klube šūkančių gerų merginų. Šūki? Visiškai nelankiusi šūkių. Tai negerai, tugi moteris, tu turi šūkius lankyti. O tu kaip? Kokius spartų užsiėmi? Nieko nespartuoji? Negerai. Nieko gero. Einu kitų paklausiu. Vyras pasitinki savimi gali bet kuriuo momentu nuo jų nueiti. Merginų kabinimas ir pardavimai turi panašumų. Jeigu tu bet kuriuo momentu sugebi nueiti nuo jų, tu turi aukštesnę vertę. Ir jos tai jaučia. Ir kai tu nuo jų nueisi, kai jau suksi korpas, jūs tave norės laikyti, tau tik reikės biškį tenės prieš tai sudominti. Daugiau aš čia nekalbėsiu. Daro N klaidų vyrai. N kabindami. Jie patenka į tą pilkos masės visą tą mišinį. Ir kai jie prieina prie moters, prie moterų, moteris iš karto man, tas pats, kelintas, 2156, atsibūdu, ką nors geriausio galvotų, patenka. Tai nedarimas tų klaidų pagrindinių, ką daro visi vyrai, tave iškart išskiria iš vyrų. Viskas. Apie tai naktinių žaidimų mokymuose, bet ne čia ir ne prie šitos lentos. Tai hebra. Tas, ką aš galiu parekomenduoti, tai jeigu tu susiduri su problemam, matai, kad tau nesiseka baruose užkalbinti, klubuose, tu sunkiai vystai pokalbį, nežinai ką sakyti, dažnai užstringi, dažnai pritrūksta drąsos žengti žingsnių, nemoki šokti, nemoki dominuoti, lyderiauti šalia jos.
nemoki ją izoliuoti iš vienos vietos į kitą, ateik į mokymus, aš tau būtent šiais klausimais labai padėsiu. Ką mes čia padarysim? Ateisi pas mane į namus, tu su manimi sėsi prie šito stalo, žiūrėk, pasuksi, matai, stalas yra čia. Nieko čia blatnu, atsisėsi. Pažiūrėsim mes video, mano, kaip tiesiog aš pats susipažindavau baruose, aš jų tiesiog nekeliu internetą, nes tai yra medžiaga, už kurią vyrai turi susimokėti, kad jie vertintų tai. Nes ką tu duodi nemokamai, žmogus pažiūri, jis po to nebevertina. Nemokamai, čia nedarysiu. Kai susimoka, jis niekur neturi dingtis. Turi eiti ir daryti, kad jam atsipirktų, investuoti pinigai. Tas dalykas, ateisi, išsiaiškinti pagrindinius dalykus, atliksime mini simuliatorių. Prasme, tu, aš būsiu įsivaizduojama mergina, tu čia mane užkalmisi, aišku, da paimsim galbūt mano draugų, kurie padės, mes būsim tarsi porą merginų, tu mus atidarysi, tu su mumis tenksis pokalbį vystyti, tu įgausi tą alfa vyras kūnų kalbą, tiesiog spinduliuosi iš akių, tai jaus moterys iš karto, pažiūrėsim tavo stilių keisime iš kapitaliai stilių keisime. Tu tiesiog būsi įdomus joms. Ir tau visą kalbą keisime, kaip tu kalbė. Kad tu kalbėtum, kaip padarysime, kaip prizas kalbėtum. Ką moteris norėtų iš tavęs dar traukti informaciją. Nu tai papasakok, tai kaip ten toliau. Nu tai ką čia reiškia, kodėl tu taip apie mane manai. Kad jūs užsikabintų ant tavęs. Būsi kietas ant pokalbio. Kitas dalykas, aš tau rekomenduoju, kad tu sugebėtum greitą fizinį kontaktą paimti su moterimi, tai yra šokių mokymai, dominavimas, lyderiavimas, kaip vesti už rankos apsukimas, kaip greitai ją pabučiuoti, eiti į vadinamą laižeką, meikaltą, nuvesti į vieną į kitą vietą, kur jinai galėtų būti nuoga, atlikti reikalus, taip toliau. Visas viliojimo strategija, kuri veikia ir kuri duoda rezultatus. Ir atsimink, tau jos pačios pradės pirkti kokteilius. Ne tu jiems pirksi, bet tau jos pirks tos kokteilius. Taigi, jeigu tu turi kokių klausimų, o jų tikrai yra, iš karto skambink geriau man telefonu, jeigu jis iš Lietuvos, 8623 12646. tą telefoną rasi kontaktai, skiltį paspaudęs, patrauklus vyras LT puslapyje, paskambink Airinai, pas mane tokius problemus, klausyk, susitinkam, tu mane pakonsultuok, ką aš turėčiau patobulinti, judam kartu į praktiką, parodyk Airinai, tu pavyzdį nuvažiasi į praktiką, tu aš parodysiu to pavyzdį, padarom tą ir tu išmoksi greitai. Čia daug pamokų nereiks. Jau 4 pamokos ir aš tą padarysiu, tikrai, solidžiu vyru. Klube tas, kuris renkasi moteris, klube, kurios nori šalia jau būti, nes moteris jaučiasi, kuris klube vyras renkasi moteris, o kuriam gali visus tikti. Kuris renkasi iš trupinių, kas lieka, nes jau jam jis savo asmeniniai savivertės nejaučia. O čia bus, dirbsime daug pasitikėjimo savimi ir tavo vidinių mąstymų, kaip tu galvoje, kaip tu save supranti, tu save vertini. Jeigu savęs nevertini, ir ypatingai tie vyrai, kurie perka kokteilius, jie savęs nevertina. Ir niekada moterys jų nevertins. Kai vienas vyras į man kreipėsi dėl mokymų, jisai per mėnesį ant moters buvo padėjęs 10 000 litų. Jis pirko jai drabužius, jis pirko jai kosmetiką, jis pirko viską, ką jinai prašė. Kai jam baigėsi pinigai, dingo ir ta moteris. Tokių dalykų nereikia. Moteris tai vertins už tavo charakterį, ryžtą, savybės vyriškasis, tai kas ją traukia. Apie tai mes ir kalbėsim mokymuose. Tai va, priim sprendimą, negaišk laiko, lip per savo aš. Nesakyk, kad tu viską žinai, kad tu viską moki. Jeigu tu negauni tokių rezultatų, kokių nori, čia yra žmogus, kuris tau gali padėti. Tai va, laukiu tavęs ir šiaip kitas dalykas man, tokių, kurie nėra pasiruošę, nereikia. Tie, kurie galvoja, aš per pirmą pamoką viską išmoksiu, man tokių nereikia. Jie turi būti suvokę, kad čia reikia įdėti darbų, čia yra naujų įgūdžių formavimas ir kad per vieną pamoką aš neišmoksiu viskų iki galo. O tai per 4 jau mes išmoksime. Tai va, laukiu tavęs ir iki pasimatymų, čia Airinas, viso, iki. Suavemente, besame, ready to do
Suave